Jeigu tik 2025 metais pradėčiau dirbti su dirbtinio intelekto įrankiais, nuo kogi aš pradėčiau? Visų pirma, pasirinkčiau vieną patikimą kalbos modelį. Geriausius gali išbandyti nemokamai šiame serveryje. Tuomet išsigryninčiau 2-3 pagrindinės sritis, kur turiu daugiausiai pasikartojančių užduočių. Pavyzdžiui, elektroninių laiškų rašymas, kalendoriaus pildymas arba tekstų rašymas. Tuomet jiems sukurčiau asmeninius asistentus arba bent jau apmokinčiau atskirus pokalbio langus. Trečia, iš karto organizuočiau visus pokalbius, kad išvengčiau pakartotinių apmokinimų nuo nulio. Ir ketvirta, norint išmokti naudotis pažengusių lygmenių, pasirinkčiau praktinius dirbtinio intelekto mokymus. Jeigu nori pilnos instrukcijos, nuo ko pradėti, gali komentuoti NeuroStart.